aš nenoriu. Kaip nenoriu, kaip aš, kaip atbulom kojom einu. Aš turiu tau prisipažinti, kad aš niekada nesijaučiau gerai vakarėliuose. Išgirdo mane kaip pašnekovė, tiesiog radiofone Vilniaus varpas ir tai prasidėjo mano kelionė. Aš neįsivaizdavau, kad gyvenime taip gali būti. Aš dabar gyvenu šalia Antakalnyje, šalia Ikiuko, kurį kadaise pačiai teko atidaryti. Įdomi. Tai dar viena patirtis žiauriai. Mes bandom išsiaiškinti, kaip jums sekasi taip ilgai išlaikyti šviežias vištas. Ir kodėl jūsų rūkytos dešros taip blizga. Įsivaizduoju, kaip tai skamba. Žinojau, ką reiškia bijoti, aš net neįsivaizdavau. Čia apie karą dabar jau kalbė. Taip, aš net neįsivaizdavau, kad man taip gali būti baisu. Kad man taip gali būti užspausti paširdžiai. Tu jauti kada moterišką konkurenciją? Taip, nelabai. Nelabai? Nelabai. Eik tu savo. Taip, palauk. Tai tas moteriškai mano būreliai atsitiko, kai aš jau irgi buvau galbūt nebelabai konkurencinga. Mano dukrytė rugsėjo mėnesį turėjo už pusės metų išeiti į pirmą klasę. Aš žinojau, kad aš neturėsiu daugiau vaikų, ta prasme. Gydytojai neleido. Ir aš žinojau, kad daugiau nebus. Aš turiu vienintelę progą būti mama. Dabar sakys, jinai vėl skundžiasi. Bet žinokit, kartais tuos vyrus irgi reikia pavadinti tikrais vardais. Prakaitavimai, karščio bangos, aš jas tebeturiu. Ir nežinau, ar jos kada pasibaigs. Mano mama manęs nesupranta. Jinai to neturėjo. Kaip tau gali būti taip sunku? Jinai mane barė, kai aš pasiprašiau netgi pakaitinės terapijos. Įsivaizduok, sėdžiu, garsinu, užsidėjus sakinukus prie mikrofono ir tau pokšteli ta banga, bet tokio karščio aprasoja akiniai. O ką jau dabar darysiu tais priaugtais kilogramais? Ir ką dabar... Aš tau sakau, ausinukus ir varai. Tai va, ir ką daryti su tom... Daryti rekonstrukciją veido, būti susitvarkiusi, ar ne? Ir tokį klausimą keli, ar ne? Va ta veikla, tai man tavo, žinok, nesuprantama, gal ne visi žino, bet tu papasako, ką tu darai su ta mirtim. Neteisinga ir sunku gyventi vienam. Ir ko gero, niekas tam tikrai neprieštarautų. Bet gyvenimas kartais taip keistai sumeta kortas, kad į tavo kiemą tiesiog niekas neteina. Ne aš sugalvojau. Tai sugalvojo mano pašnekovė, kuri nuostabi, puikiai, gražiausio Lietuvos balso savininkė Daiva Tamošiūnaitė. Sveika, Daiva, kaip smagu, kad atėjai ir visa žalia, vasariška, gyvybinga. Kaip tu laikeisi? Po tavo gerų žodžių, tik nuostabi, aš gerai jaučiuosi, labai pamaloninta, o gyvenu, vis taip gyvenu, daug naujovių mano gyvenime, naujų veiklų ir kai kurios veiklos atsitraukė. O šiaip viskas, net nežinau, ką pasakyti dabar. Bet, žinai, aš galvoju, tu visą gyvenimą labai veiklose esi. Tu tiek visko darai, ir tavo balso daug, ir tavo filmų įgarsinti, ir tu laidas vedi. Ką tau gyvenimas duoda už tai, kad tu tiek daug visko veiki? Žinai, kaip sakoma, aš nusipelniau. Tu supranti, kažkaip, kad aš gaučiau ką nors iš gyvenimo, aš turiu visą laiką daug kažką daryti. Aš kartais pasižiūrėdavau į kitus, bent jau taip atrodo, galbūt tai yra netiesa. Atrodo, kiti žmonės, tiesiog kažkur pūkštelį upę ir plaukia pasroviui. Ir kurie ten prie kranto kokio jau prisišvartuoja ir iš karto kažką gauna. Ir taip ir jie taip toliau lengvai, švelniai. Man niekada taip nebuvo. Tu už viską kovoji. Man niekada taip nebuvo, kad aš turėčiau, ar aš laidą turėčiau, ar turėčiau darbą, kad aš turėčiau pakankamai pinigų, tas tarpas, kai aš esu viena, toks jau nemažas išeitų. Galvoju, Dieve, reikia suskaičiuoti 12 daugiau metų. Ir tu viena už viską atsakinga. Tau niekas nieko neduoda, jeigu tu nesistengi. Ir visada bijodavau atsisakyti darbų ir pasiūlymų. Nes atrodo, jeigu aš atsisakysiu, tai kai man reikės, tai man niekas ir nebepasiūlys. Bet žinok, taip yra. Atsisakai ir tada kažkaip išnyksti iš rinkos, nes šita rinka yra labai negailestinga ir labai sudėtinga. Tu joje visą laiką būt paviršium. Plaukti, kad tave matytų. Nes jeigu tik kažkiek atsitraukia, viskas. Next. Labai. Tuo labiau, aš negalvojau, kad amžėjant,
žodis Ai, naujasis. aš tai nemėgstu, aš tai Aš irgi nemėgstu. Jis man negražus tas Nu žodis. vis tiek mes senstam visi, nu niekur tu Gerai, nesidėsi. bręstam. Bręstam, Gerai, augam, bręstam. augimo hormonas vystosi. Taip, aš neįsivaizduoju, kad dar tas pasaulis arba santykis į tave, jis tai pasikeis, jis iš tikrųjų keičiasi. Jauti šitą? Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Tiesiog viskas yra gerai, kad jauna karta išaugino puikių tavo konkurentų tavo veiklos rytise. Matau nuostabius renginių, ten tarkime vedėjus, nuostabius veidus arba nuostabius televizijos laidų vedėjus. Bet man atrodo neteisinga, kad mūsų kartos ten tiek mažai bėra. O kas žiūri televizorių? Taigi aišku, kad tie vyresni žiūri. Tai aišku, kad vyresni. Tai ar neturėtų tam vyresniam žmogui kalbėti vėlgi vyresnis laidos vedėjas? Tarkime. Tarkim. Aš pati kartais pagaunu save. Aš esu dar ta, kuri pasižiūriu televizorių. Aš esu ta, kuri kiekvieną dieną klausaus radijo. Nebūna buvusių radijistų, kaip sakoma, tie žmonės, kurie dirbo radijo, jie tokie yra. Taip yra. Ir aš klausausi radijo ir net senoviškų būdų klausausi. Kiekviename mano kambaryje yra po senovišką radijuką. Kad aš galėčiau radijuką įsijungti ten. Ir, taip yra. Ir kai aš išgirstu, kad kokią nors rimtą temą man pradeda porinti jaunas balsas, kuriam gal apie 30, o gal jo ir nėra, tų 30 metų. Tai normalu, kad aš pagalvoju, ką tu man gali papasakoti? Dar jie nepraėjo tiek daug, kiek veteranai praeina. Taip, ką tu man gali papasakoti, o nori kalbėti rimtom temom. Tada prisimenu save, taip, kai man buvo irgi ten 30 metų, 30 su turbūt, kai aš pradėjau dirbti radijui, tai aš kalbėjau visokiom temom. Nebijojau. Dabar bijočiau. Tai va, užtat, kad, žinai, kaip sako, jeigu jaunystė žinotų, jeigu senatvė galėtų, mano mama taip sakydavo, žinai, va, net ne apie senatvę, čia tiesiog yra, kad ta kartų kaita jinai neišvengiama, bet nei kartais truputėlį taip skausmingai kerta. Skausmingai. Ir šis Lietuvoje, man atrodo, yra moteriai išaukštinti reikalavimai. Tu turi būti liekna, tu turi būti visada jauna, tu turi būti graži, tu turi būti visada vartojama. Sutvarkytų veidų. Sutvarkytų veidų, jo. O kas, jeigu gyvenimas ištinka? Taigi gyvenime visai būna. Ir tiesą sakant, tai nėra taip svarbu. Tai yra tik tai taisyklės, kurios, jeigu tu jas matuosi tas taisyklės ir nori gyventi pagal tas taisyklės, nes tada tau atrodo, kad tu esi eini koja kojon, ar ne? Sudėtingas gyvenimas atsitinka, bet nebūtinai geresnis. Aš nei ką pastebėjau, aš nustojau vaikščioti visokius vakarėlius, tuos renginius, kur ten kviečia, kaip aš sakau, pastovėti. Ir kažkada labai seniai, prieš kokį 10-15 metų, man aktorė Eglė Gabrėnaitė sako, žinai, aš tai niekur neinu. Aš sakau, tai kaip, tik čia tik įdomu, čia komunikacijos žmonėms susitinki. O ne man taip sako, o aš sako, neturiu ten apie ką kalbėti. Ir aš pati pradėjau galvoti, iš tiesų, tu susitinki, labas, kaip gyveni, apie nieką. Ir aš visiškai džiaugiuosi, kad aš atsisakiau to užsiėmimo, staupai begalę laiko ir staupai begalę savo kažkokių ten, nežinau, pasiruošimų, sveikatos galvojimų, kaip apsirengti ten, kaip susišukuoti. Tu vaikštai dar į tokius renginius? Labai retai. Yra renginių, kur nueinu, bet iš tikrųjų labai retai. Ir netgi, jeigu jau ir susiruošiu ir prisižadu ir žiūriu, ateina ta diena, ta mano prisižadėjimų vykdymo ir kaip aš nenoriu, kaip atbulom kojom einu. Aš turiu tau prisipažinti, kad aš niekada nesijaučiau gerai vakarėliuose. Ir vėlgi atmetus ten kokį 20 metų atgal, 15 metų atgal, kai tų renginių būdavo bent keletą per savaitę ir aš per juos lakstydavau, jo. Bet aš niekada ten nesijaučiau gerai. Aš visą laiką tokia, kaip susinepatoginusi. Lyg neturi savietos, lyg nežinau, kur save padėti, ir nežinau, kaip būt, ir nežinau, apie ką būt. Ir visada nejaukiai jausdavausi prie fotosenelės. Oi, va, čia tai baisus išbandymas. Labai. Aš tada stebiuosi tais jaunais žmonėm, kurie ten būriuojasi, stovi, laukia, kad ateitų nusifotografuoti. Aš galvoju, Dieve, šonu. Ne, sako, prašom, neleidžia net praeiti. Ir tas taip, visada. Bet kita vertus, tu esi renginių vedėja. Čia yra kitas dalykas. Mes kalbame apie malonumą stovėti scenoje ir malonumą kalbėti žmonėms. Ir malonumą, kurį tu pajauti, kai vyksta energetinis mainas. Kai tu duodi ir tu gauni atgal. Kai vyksta tas susikalbėjimas, nors tiesiogai nesikalbi, susikalbėjimas akimis,
Būtent toks erdvinis susikalbėjimas. Tai yra nepaprastas nuostabus jausmas. Aš dabar dar kartais vedu renginius, bet tokius labiau gal kamerinius. Tenka ir didesnių vest. Ir tai yra šventė man. Bet tu nejauti to tokio streso, trenažo tokio? Iki pirmo sakinio. Jo, iki pirmo sakinio. Paprastai susidėlioju pirmosius sakinius, kuriuos pasakysiu. Scenarius daugmaž yra galvoje, kažkur ten ta špargalkė yra rankoje, ar ne? Ir pirmosius sakinius, nes jie yra patys svarbiausi. Arba tave girdės, arba tave pamatys, arba ne. Jie turi būti tikrai gerai paruošti ir nuo tų pirmų sakinių priklauso, kaip tu jausies paskui. Žinai, kaip būna, jeigu neatsitinka. O Jėzu, ką dabar daryti, palauk. Kaip vėl pasimti man tų žmonės. O dar būna, kad pamiršti, ką turėjai pasakyti. Tada toks tikiškas, sakyti, ką tą. Šito beveik neturiu, nes mane čia gelbsti turbūt tas radijinis kalbėjimas. Kai reikia užpildyti orą. Taip, žodžių kažkur vis tiek rasi. Nebūtinai prisiminsi, ką pasakyti, bet tą srautą kažkokį sulipdysi, žinai. Bet žiūrėk, tugi kilus iš Žemaitijos, ne? Iš kur tu? Aš iš Plungės. Iš Plungės. Ir aš labai gerai atsimenu interviu su tavim, kai aš dariau gimę tą pačią dieną. Ir kaip tu pasakoji apie savo močiutės biblioteką, kaip tu užaugai bibliotekoje, nes namuose buvo biblioteka, ne? Taip. Vat nuo to laiko iki tavo atėjimo, kaip tu iš vis tą viešumą išėjai, tą radiją, nes tugi prancūzų kalbą studijavai. Taip. Ir toks kamerinis žmogus buvai. Taip. Aš nesvajojau apie viešumus. Iš tikrųjų, turėjau tokią svajonę, tokią mintį, kad galbūt norėčiau studijuoti aktoriniam. Visgi buvo kažkoks noras. Bet, supranti, kai aš sakau aktoriniam, tai turbūt neturiu omenyje, nereikėjo man viešumos. Man patiko kūryba, man patiko būti scenoje vėlgi, nes renginius teko vesti, aišku, dailio skaitymo konkursuose, aišku, teko dalyvauti. Ir man tai patiko. Ir man atrodė, kad gal būtų smagu, bet toj mokyklėlėje, kaimo, kurioje aš mokiausi iki 9 klasės, mes turėjom pamišusią gerąją prasme direktorę, kuri žiauriai mylėjo kiną. Mūsų mokyklėlė buvo kino teatras. Ir atveždavo filmus vakarais ir po vakarinių darbų kaime mes su močiute eidavom žiūrėti filmų ten. Nebuvo įmanoma tiesiog nepamilti to, kas ten vyksta. Aktoriai atvažiuodavo pas mus į tą mokyklėlę, į susitikimus. Tai atrodė kaip kažkokia tolima siekimybė, bet iš kitos pusės tu matai žmonės tokius gražius ir šalia savęs, tai gal tu irgi gali būti vienas iš jų. Ir aš puikiai atsimenu, kai aš atvažiavau į Vilnių atvirų durų dienas, važiavau į universitetą, bet aš praėjau pro muzikos akademiją ir aš ten duris buvau atidarius. Ir įėjus pro tas sunkias duris sutikau kažkokią labai gražią ponę, tikrai nežinau, kas tai buvo. Ir nežinau, net ko aš paklausiau. Tik aš atsakymą atsimenu, bus matyt, stojimai tada ir tada, atvažiuokit. Bet tai buvo taip oriai pasakyta, taip irgi šiek tiek teatrališkai. Ir aš čia ir vėl pasijutau taip nejaukiai, kaip ir ant raudono kilimo prie fotosienelės. Kažkaip gal ne man iš to Plungės rajono atvažiavusiai, žinai, apie tai galvot. Ir aš nebepradariau tų durų. Nesiryžai, ne? Bet tai nesvarbu, supranti, vėlgi, kas yra lemta, tau lemta išgyventi. Vis tiek aš nusifilmavau serialę, aš nusifilmavau filme. Ir iki Palm Springso festivalio su tų filmų nuvažiavam truputėlį, man vis tiek teko. Žinau, aš apšviesk, aš nežinau, kuris čia filmas tavo buvo. Tai buvo Mariaus Martinsono filmas Nereikalingi žmonės. Aš tada dariau laidą televizijoje istorijų ir jis buvo mano herojus. Ir aš nežinau, kas jam cvaktelėjo galvon pasiūlyti man vaidmenį. Tu teatrališka tokia, vis tiek charizmos daug turi. Aš teatrališka. Charizmos daug turi. Galbūt. Ir aš net netikėjau tuo pasiūlymu. Atsimenu, išvažiavau atostogauti į Egiptą ir išsivežiau scenarijų. Skaitau prie baseino atsigulus ir negaliu patikėti, kas čia vyksta. Ar tai aš skaitau, ar aš čia galiu būti kažkuris vaidmuo, ar ten kelios moterys, galima sakyti, tai visos turėjo pagrindinės linijas. Tos linijos tarpusavį persipinusios. Ir dabar aš viena, kažkaip iš kažkur, ne aktorė, bet aš negalėjau atsisakyti, nors tai gal netrodė labai rimta, bet aš negalėjau to atsisakyti. O kaip tu jautiesi kino aikštelėje? Labai gerai.
Ir labai gerai. Ir dabar galvoju, man ir sakė, kad aš labai organiškai ten atrodžiau. Aš buvau Laima tokia verslininkė. Nepasakyčiau intrigantė, bet gal šiek tiek intrigantė. Ir mūsų visų keliai buvo susipinę su amžinatilsį Kostos Smorigino vaidinama linija. Tai aš buvau viena vat, iš tokių, aš negalėčiau pasakyti, kad jin kažką tokio nuveikė. Tiesiog buvau tokia, vat buvęs mylimasis Kostas, kuris ateina kartais pasirodo, tarp mūsų kažkokie dialogai įvyko, liktai bandymas iš naujo užmegzti kažkokius gal net santykius, nesantykius. Bet tu buvai viena neprofesionali aktorė, kiti buvo aktoriai, ar buvo Čia daugiau? be abejo, aš viena. Geras. Bet buvo labai smagu. O serialas koksai buvo? O serialas buvo Moterų laimė. Ir jisai neilgai sukusi. Aš galvoju, gal pusantro sezono, bet aš pirmame sezone vaidinau, paskui kai jau buvo tas tęsinukas, bandymas jį tęsti, jau manęs ten nebuvo, mano to vaidmens. Ir kažkaip turbūt jis nelabai pasiteisino. Bet irgi buvo labai smagu. Etapas įdomus. O kuris iš tavo tų etapų ar veiklų, kuri tau iš tiesų liko širdies veikla? Turbūt radijas, garsinimas, televizija, ar ne? Ką tu išsirinktum iš jų? Nes kinas kaip ir pasibaigė. Kas liko dabar šiandieną mano Širdies tavo gyvenime, veikla, širdyje? vat kas tavo yra? Bet tas vaidinimas ten irgi buvo labai fainas dalykas. Jis man nėra užmarštyje, jis man yra labai gražus gyvenimo etapas, kurį aš labai smagiai prisimenu. Tai radijo aš irgi dabar nedirbu, nors daug metų pradirbti ir ne vienoje radijo stotyje. Aš tiesiog keliau iš vienos radijo stoties į kitą. Tai buvo etapas, kai visi vaikščiojo per tas radijo stotis, per televizijas. Taip, tai bet pradžia buvo kada, kai ir kūrėsi televizijos ir kai kūrėsi radijai. Niekas nežinojo, kaip tai daroma, bet tokie kaip aš bandė kažką daryti ir kurti laidas. Dabar galvoju, ar žurnalistikos fakultetas rengia specialiai televiziją radiją? Taip, yra specifikacija. Taip, Yra buvo, rašantis ne? radijo televizijos. Bet tada televizijų radijo buvo labai daug nebaigusių to žurnalistikos, nebaigusių mokslų. Žiūrėk, kaip bet kurie sako, norėjo daryti. žurnalistika nėra profesija, tai yra gyvenimo būdas. Ir tu prieš tai turi kažko kito išsimokyti, kad tu eitum į žurnalistus. Tai čia tu atitikai klasikinį tą variantą. Aš į radiją patekau, ačiū balsui, tik tai todėl išgirdo mano balsą ir pasiūlė, kad gal tu norėtum rimtai ateiti dirbti. Išgirdo mane kaip pašnekovę tiesiog radiofone Vilniaus varpas. Ir tai prasidėjo mano kelionė. Aš neįsivaizdavau, kad gyvenime taip gali būti. Kaip tu įsivaizduoji, aš įgysiu profesiją ir aš dabar visą gyvenimą dirbsiu turėdama tą profesiją. Aš būsiu prancūzų kalbos mokytoja. O tu ketinai būti mokytoja pagal savo profilį, ar ne? Nes pedagoginės... Taip, ir man teko ir padėstytojauti, ir pamokytojauti. Bet neilgai, nes aš baigiau 88 metais, o 90-ais įvyko didieji virsmai. Įsikūrė pirmosios užsieniečių įmonės. Ir aš jau turbūt 90-ais pačiais ar 91-ais aš jau dirbau vertėja. Ir išėjau iš mokyklos ir tai buvo kažkas naujo, tai buvo baisiai netikėto. Ir tu gali ir išėjau pas prancūzą dirbti, tai gal Robaltika, pas Patrick Lyon, žinai. Tai buvo kažkas, dieve, ir prancūzas gyvas. Ir dar ta įmonė tokia įvežamojo turizmo, jie bent jau taip vadinosi. Kažkas tokio, ko net negalėjai įsivaizduoti. Ir prasidėjo tas stebuklų laikas, kada tu iš tikrųjų gali bandyti būti ir tuo, ir tuo, ir tuo, ir tuo. Ir gyventi buvo iš ko tada? Nes iš tiesų nebuvo gyventi buvo iš ko, nors iš tiesų nebuvo, tai va tie užsieniečiai ir gelbėjo. Nors atlyginimas galėjo būti $10 vokeliai, pripažinkim. Rimtai? Taip. Nes aš ten dirbau su kitais, tai duodavau $100 per mėnesį, tai buvo tokie kosminiai pinigai. Bet tai buvo kosminiai pinigai. $50 buvo kosminiai pinigai. Absoliučiai. Tai, jo. Ir tada prasidėjo tos mano visokios, prasidėjo kelionė per profesijas ir tuo pačiu, bet kaip tai įdomu. Aš pas tą Patriką Lyoną, jeigu darys kažkur Lietuvoje linkėjimai, bet mes dirbau neilgai, nelabai ten su tuo važiuojamųjų turizmu kažkas gavosi.
Bet Tai tada mes prancūzai turėjo atvažiuoti į Lietuvą, ar kiti E, kokie? Tai buvo gal toks pavadinimas, bet buvo irgi bandymas kurti veiklos, dar neaišku kokios. Bet kažką sukurti reikia, nes galimybės yra ir tu esi vienas pirmųjų atsidūręs tokioje vietoje. Tai aišku, kad tavęs laukia labai daug galimybių. Bet aš manau, kad Patrikas pats nebuvo labai įsigryninęs, ką jis čia norėtų daryti. Gal kokia viena ar pora, nu, net ne grupių, sakyčiau, kompanijų iš Prancūzijos buvo atvykusių. Ir jom buvo smagu prasivažiuoti per Pabaltijos šalis, kuriuose ką tik įvyko vėlgi tie istoriniai virsmai, bet tai nevyko, tai netapo pastovia veikla. Ir kažkaip toks buvo toks neiškumas, kažkaip, tai aš iš ten išėjau, bet to aš susipažinau su broliais, su broliais Urtisis, kurie steigė iki tinklą. Aš dabar gyvenu šalia Antakalnyje, šalia Ikiuko, kurį kadaise pačiai teko atidaryti. Įdomi. Tai dar viena patirtis žiauriai. Kažkaip ten kažkokį užsiėmė šnipinėjimų, ten kažkokia labai įdomi istorija. Šnipinėjimų irgi buvo momentas. Tai tie broliai irgi jie nori atidaryti, bet jie nelabai žino, kaip čia viskas veikia. O kaip veikia iki tol gastronomai toje Lietuvoje? Nu, reikia pasitikrinti, kaip viskas veikia. Ir nu, kaip ten, taigi nebuvo tokios sistemos, iš kur pirkti, nežinau, iš kur paimti prekes, kuom užpildyti parduotuvę, kaip tai turi atrodyti. Tas jie visiškai norėdami atidaryti parduotuvę nesuprato jos mechanizmo veikimo. Tai nebuvo pirma parduotuvė, man atrodo, tai buvo antra ar trečia, bet mechanizmas dar neveikia. Tai mes, tarkime, tikrai atsimenu, kai važiavom į vieną gastronomą, aš apsimečiau, kad aš esu studentė, ne prancūzų kalbos, bet kalba ne prancūziškai, kur nebesinu, ką ten daro, ekonomiką ar ką studijuoja. Ir šalia manęs tikras prancūzas, ir dar prancūzė. Ir mes bandom išsiaiškinti, kaip jums sekasi taip ilgai išlaikyti šviežias vištas. Ir kodėl jūsų rūkytos dešros taip blizga. Nu, įsivaizduokit, tai skamba. Puikiai atsimenam, kaip jos blizgėjo. Liejim pati per blizga. O ir tada mums paaiškino, kad mes ir nelaikom labai ilgai tų vištų, kai jos jau taip, tas ir ties riba, mes greitai išrūkom. Eik tu savo. Tai buvo tokios, žinai, pirmasios pamokos. Bet ir tą iki, kai atidarė, aš ten vertėja buvau, tai, ryte tai neatsidarai parduotuvę, logiškai, dabar pagal šitą sezoną mes turėtumėm turėti daržovę. Mes jų neturim. Ką daryti? Kas su mašina? Vertėja rūpinasi daržovėm. Čia tik žodis vertėja, mes visi viską darėm. Reikėjo ir už kasos stovėjau, reikėjo dar kažką dariau. Taigi tai buvo dar laikai, kai buvo toje parduotuvėje, buvo atskiras skyrius, kuriuose buvo galima atsiskaityti frankais, markėmis. Ir tai buvo prekės, kurios atvažiavusios iš Prancūzijos. Atskiras skyriukas toksai buvo. Ir ten ateidavo ir užsieniečiai, ir iš tos pačios ambasados, ten kažkas, kas rūpindavo. Tai aš kiek atsimenu, tai iki buvo tais laikais tokia prestižinė maisto parduotuvė ir ten jau pirkdavos tie, kurie turėdavo pinigų. Taip, ten buvo kitaip. Taip, bet ir su tom daržovėm, kas sėdami į mašiną, važiuojame į Halės turgų, nusiperkam daržovę mūsų parduotuvėje. Ten tiek nuotykių buvo. Atsimenu, prancūzas buvo paskirtas, toks įdomus prancūzas, jis vadovavo tą parduotuviai, nes ten broliam Urtisim, aš manau, buvo truputėlį irgi, gal jie abejojo, kaip ir tas mano Patrikas Lijonas abejojo lietuviais, nes jie nepažinojo, kokie mes. Jiem buvo saugiau direktorium turėti prancūzą, kad ir ne tokį protingą ir šaunų, bet prancūzą. Ir visi sužinojęs, kad čia pas mus ypatingai yra Antakalnyje pilna vienuginių sraigių, jis žino, ką daryti su vienuginiam sraigiam, pakabino ant durų skelbimą, superka vienuginės sraigas. Antakalniečiai sunešė maišus ten tų sraigių. Bet palauk, ką mes turim dabar su jom daryti? Mes esam parduotuviai, mes neturime čia cecho kažkokio. Paliekam maišuose, pasižiūrėsim, rytoj sugalvosim. Tai kitą dieną visos raigės sienom išlipusios iš to maišo. Tos lėti padarėliai pasirodo gali būti labai greitai. Tai tokie nuotykiai. Bet geras, klausyk. Ko tave išmokė ta patirtis tokia, dirbti su tais užsieniečiais, tas laikas toks įdomus, vis tiek viskas kitaip, ir mąstymas kitas jų buvo. Bet ir laikas buvo kitoks, tiesiog, Dabar, jeigu man reikėtų pasakyti, aš galvočiau, galbūt vėlgi išmokė bendravimo. Ir nemokė tai daryti. Visur žmonės yra žmonės. Reikia pasakyti, kad aš jau su tais prancūzais jau dirbau po savo pirmosios kelionės į Prancūziją. Aš buvau tarptautiniai tokio jaunimo stovykloj visą mėnesį.
Tais laikais mažai buvo, kas galėjo išvažiuoti tada, tarkim, į kokią demokratinę Vokietiją, o į Prancūziją. Bet čia tu kalbėjau apie po nepriklausomybės. Prieš. Prieš. 88 tada tikrai išvažiuoti. Taip, dar komjaunimas buvo gyvas ir taip toliau. Ir tarkime, aš jau tą matymą turėjau, truputėlį kitokį. O tas bendravimas su užsieniečiais, aš manau, jis dar labai viską sudėliojo į vėžes. Aš daugiau nebelabai jutau, bendraudama, komunikuodama su bet kokiais žmonėm, nebelabai jutau to mandražo vadinamo. Tiesiog laisvė atsirado. Tiesiog ir tas bendravimas kitas, tu supranti, kad nebėda yra kažko nežinoti, nebėda yra netaisyklingai sakinį pasakyti, nebėda yra netgi gerai yra tiesiog būti savimi ir nebijoti jo būti. Nežinau, nereikia iš savęs kažko lipdyti kitokio. Jo, nes būtent tada mes nes mane irgi priėmė tokią, daug ko nežinančią, daug ko nemokančią. Ta prancūzų kalba buvo labiau tokia balzakiška negu šnekamoji. Žinai, tai bet visko išmokau būdama ir aišku, tai viskas į patirtį. Labai smagus dalykai. O žiūrėk, o televizinė, ta medijų patirtis vėlgi, ką tau davė gyvenimui? Vėlgi turbūt drąsos kitos įgyjai. Nes kad ten tave pažįsta visur, kad tave iš balso atpažįsta, tai čia jau tokio klišiau, čia visi šitą supranta. Bet vat, ką tau davė? Kai tu, čia atsiprašau, dar nušoksiu į kitą temą. Labai įdomiai kalbėjom su viena pažįstama. Kai pristatai žmogų, visada sakai, kad jis toks ir toks yra. Jeigu nuim tavo Daiva Tamošiūnaitė, laidų vedėja, ten filmų garsinta, kas tu esi Daiva Tamošiūnaitė? Bet tų visų pareigų savo. Brandaus amžiaus moteriškė. Brandaus amžiaus moteriškė, kuri gal, kuri jau išmokus visko gyvenime yra. Ne, nėra išmokusi visko gyvenime, kuri galbūt išmokusi mylėti gyvenimą. Nepriklausomai, koks jis yra, koks jis gali būti gąsdinantis, koks jis gali būti chaotiškas, kaip jisai gali tave mėtyti į visokiausias duobes, nustebinti labai nemaloniais dalykais, kurių net nesitiki, bet vis tiek jis yra toks fainas dalykas. Kai mano duktė išgyvena kokius nors psichologinius kataklizmus, tai aš į tai ir sakau. Gyvenimas yra žiauriai fainas dalykas. Nepriklausomai, kad tu šiandieną jautiesi ne taip. Ir tu nenori išeiti iš namų, ir tu nenori daryti kažko. Tiesiog gal tu prasitrauk langą, gal tu pasižiūrėk kaštoną žydį. Tu turi gražiausią langą. Šiandieną kokį galima turėti. Bet kokia susipratus tu visa. Aš tai vis dar kartais pagalvoju, kad gyvenimas labai neteisingas yra. Bet ten yra daug gerų dalykų. Taip, man draugai kartais sako, kad tu dar turi ten tų rožinių akinių pasilikusi ir kartais mane bara dėl to, bet man taip fainiau gyventi. Bet gal lengviau per rožinius akinius, kai žiūri, nedramatizuoji nieko? Nėra jau tokie rožiniai, tik truputėlį. Bet tu nedrama queen, nedarai tokio. Kai būna truputėlį viršus tamsiau, apačia šviesiau, kai pasižiūrėsi, žinai. Dieve, aš išgyvenu tas pačias dramas, aišku, kaip ir visi. Ir aš pastaruosius metus aš sužinojau, ką reiškia bijoti, aš net neįsivaizdavau. Čia apie karą dabar jau kalbė. Taip, aš net neįsivaizdavau, kad man taip gali būti baisu. Kad man taip gali būti užspausti paširdžiai. Man ir šiandien yra neramu. Bet vis tiek tu, kaip gyventi, jeigu tu nerasi jokių šviesiųjų pusių. O tu nepristaikai prie to karo, nes aišku, mes nei kariaujam, nei čia ką, bet vis tiek yra tas mediafonas yra tokio intensyvumo, kad vakar kalbėjom su vienu diplomatu, paskui su kariškiu. Iš tiesų žmonės truputėlį priprato, kad ten kažkur tai vyksta karas, tik tai tie gąsdinimai, kad ateis iki mūsų. Kaip tave tas veikia? Aišku, kad mes pripratome šiek tiek prie to, kad ir, kad kaimyniniam kieme tai vyksta. Ir jeigu tai būtų buvę, nežinau, vėl kitais pirmaisiais metais, tarkime, dabar, kai kažkoks vienas kitas dronas neten nuskrenda, mes būtumėm išprotėję, o dabar, čia gal praskrido. Traukinys nuvažiavo, dronas praskrido. Taip kažkaip, taip jau žiūri ramiau. Iš tikrųjų, tas didžiulis siaubas, iš tikrųjų išgyvenau tom pirmom savaitėm, nuo pirmos nakties. Aš tada dirbau dar organizacijoje Gelbėkit vaikus. Pirmosios šeimas, kurios čia atvažiavo su vaikais. Pirmasias šeimas pasitikau ir iš pirmų lūpų, po kelintą dieną po karo tai buvo. Kai jie tik tai kirto sieną ir jau čia jie pirmieji, kurie atvažiavo į Lietuvą.
Ir dar vaikai išplėstom akim pasakojo, kaip paskelbus oro pavojų, kaip jie bėgo į mišką slėptis, kaip mažiai griuvo ir taip toliau. Ir tas siaubas dar, aišku, tau ne tik žinojimas, tau dar šitie pasakojimai pastiprina. Tai man buvo labai baisu. Aš jaučiausi suparalyžiuota. Man tada, kai paskui sakiau, mane žodžiai buvo metę. Atrodė, nei kalbėti nebesugebėjau normaliau, jau rašyti aš jau tyliu. Atsisėsdavai, reikėtų kažkaip tos socialinius tinklus parašyti. Aš į Facebooką vis parašydavau, nes ten daug yra ir kirbėjų tie, kurie dar mano laidą žino, aš ne televizijoje. Galvoju, ką tu čia tokio gali parašyti? Kas čia tokio svarbaus vyksta? Ką tu gali parašyti? Viskas atrodo labai prėska ir net neverta dėmesio. O apie savo ten, tarkime, siaubą išgyventi irgi nenori rašyti, kam dar platinti. O kas tau darėsi, konkrečiai kokį tu siaubą išgyvenai? Aš tai, pavyzdžiui, žinau, man fiziškai skaudėjo. Man fiziškai paširdžiai skaudėjo. Kaip skauda kartais, kai išgyveni didelį nerimą. Taip ir nemiegojau. Ir atrodo, tai dabar momentas, kur galėtum tiesiog ramiai atsisėsti, žinai, ir kažkokios arbatos išgerti, ir tu pikšt ašaros, kaip paparos. Nerimas buvo tau? Didžiulis. Aš tada prašiau, tik aš maldavau, kad močiutė sodėliai išvažiuotų iš Lietuvos. Man labai buvo baisu dėl jų. O mano mama gyvena Plungiai ir jie yra Plungiai saugiausias taškas žemėje. Aš Plungiai čia niekas. Sakau, mama ir Klaipėda netoli. Viskas netoli. Lietuvoje niekur nėra toli. Bet kuriam taške kažkas atsitiks, tu jausi. Važiuok pas brolį Angliją, mano brolis gyvena Anglijoje. Ai, tai tu bent turėjai pasitraukimo kelią kažkokį? Žinai, pasitraukimo kelias, kai yra pasitraukimo kelias, nebūtinai visą laiką lėktuvai skraidys ir keliai, kaip sakant, bus atviri. Bet žinai adresą, kuriuo gali važiuoti. Taip, tai aš norėjau, kad ten išvažiuotų mama ir pasimtų dukrą. O Adelė norėjo važiuoti, ar ne? Jis nelabai suprato mano tos baimės. Jie viskas kitaip atrodė. Jis turėjo vaikiną, jie su vaikinu taip kažkaip taip. Jiems iš jūsų atrodė, kad ką jau jie išgyveno per koronavirusą, tai jis baisiau nieko būti negali. Kažkas kažkur toli. Ta prasme, suvokimas visai kitas. Dabar jie buvo 21, turbūt. Lyg atrodytų pakankamai didelis žmogus, bet matyt, pasaulio suvokimo, to tokio globališkumo, ar kaip, nežinau. Bet dabar sakai, pripratomės ir tu jau pripratai, o dabar, kaip tu jauti, kas čia toliau bus, nesgi gąsdinimai tai vis dėlto yra tie patys. Čia tai puls, čia jis aiškina, kad jis tą darys, aną darys, čia žinai. Tai dabar gal turėtų būti baisiau negu anuomet? Jo. Baisu, Violeta, bet aš galvoju, nenorėčiau pasakyti, kad aš absoliučiai tokia esu kažkokia fatalistė ir tikiu lemtimi, žinai, bet nenoriu sakyti, kas bus, tas bus, išgyvensim arba neišgyvensim. Bet aš nelabai įsivaizduoju, ką aš dabar galėčiau tokio nuveikti, kad pakeičiau tai, kas galbūt gali įvykti. Galbūt tai, ką aš galiu nuveikti, tai nepanikuoti, gyventi ir stengtis padėti gyventi šalia esantiems. Tai čia tas psichologinis toksai dalykas, kurį aiškina profesionalai, sako, Taip. Jeigu tu negali pakeisti, tai pakeisk požiūrį į tai ir daryk, ką gali geriausia šiuo atveju. Taip. Bet žinai, turbūt siaubas yra tame, kad mes esam ta karta, kuri tik tai filmuose matė karą, kuri tik tai ten, žinai, skaitė kažką iš tų visų laikų literatūrų. Mes jo tikrai nesuprantam, kaip jisai vyksta, nors jisai aplinkui visą laiką kažkur mūsų sukasi, žinai. Ir tas yra baisu, bet kai žmogus pats prisikaupia visokių traumų, sunkių išgyvenimų, tai jisai gal pasidaro atsparesnis. Ir aš manau, tu tas žmogus, kuris iš tiesų pragyvenęs daug, kaip sakai, tave mėtė ir vietė ir skriaudė ir vis tiek, sakai, gyvenimas gražus. Dabar tavo, ką kalbėjom, tavo gyvenime daug visokių buvo šipulių. Kas tau geriausia padėdavo susirinkti save ir kaip tu išgyvendavai tuos sunkumus? Aplinka, draugai, žmonės. Galvoju, jeigu to viso žmogus neturi, tai, oi Dieve, net neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Aš savo šeimą turiu brolio šeimą, su kuria mes bendraujame labai artimai. Aš mamą turiu. Ir draugių būrį turiu. Ir draugų turiu. Bet tai yra žmonės ne tuos, kuriuos, žinai, geras oras susitinkam vakare, terasio pasėdėti. Bet tai yra, kur tu gali visus klausimus apkalbėti.
Kai man būdavo blogai, buvo draugas, kurios mane tempė iš namų. Jeigu pačiam neužteko, jeigu kaip Miunhauseną įsitraukti, žinai, už čiupros, tai traukia jos. Ir iš tikrųjų tai padeda, žmonės yra, kaip nemylėti gyvenimo, aš myliu žmonės. Tai yra geroji ir teigiamoji pusė. Bet žinai, tas moteriškas tempimas įsida, aš tai kažkaip irgi nepamenu, su kuo kalbėjom, kad ta moteriška draugystė žiūri yra gera tam tikram amžiui, kai tu jau prigyveni. Nes iš pradžių visos moteris dauguma yra konkurentės. Tu jauti kada moteriška konkurencija? Nelabai. Nelabai? Nelabai. Eik tu savo. Taip, palauk. Tai tas moteriškai mano būreliai atsitiko, kai aš jau irgi buvau galbūt nebelabai konkurencinga. Ai, supratau, tai, atėjai į tą etapą. Taip. Taip, nes kol turėjau šeimą, tai buvo kažkokie kitokie dalykai. Tai buvo visai kiti tarpsniai, ar ne? Šeimyninės bendrystės, šeimyninės draugystės, profesinės draugystės, tarkime, tas politikos etapas kelių metų. Bet tai iš vis buvo įdomu. Tu patekai į tą tautos, kokia ten buvo partija, ten kažkokia pramogų partija, visi sakydavo. Tautų prisikėlimo partija, TPP. Ir patekai į Seimą dėl to, kad buvai žinomas žmogus. Taip. O tu norėjai tą Seimą? Nebuvau galvojęs apie tai. Iš tikrųjų, tai aš mačiau prasmę ir reikalą padėti kolegoms ir bendraminčiam, tarkime, patekti į Seimą ir ten nuveikti gerų dalykų. Ir vėl sakysi, čia bus rožiniais sakiniais. Galbūt. Kažkiek, jis ne visai rožiniai. Nes kažkaip tu su vyru kartu jūs abudu patekot, ar ne? Taip. Jeigu būčiau patekusi aš viena, tai turbūt aš ir būčiau bandžiusi likti ir daryti, ką reikia daryti. Ir ko aš tikėjau, kad reikia daryti ir tikėjau, kad mes čia labai ir padarysim. Čia viskas paprasta, tik norėti reikia ir su dideliu noru viską gali padaryti, žinai. Tikrai rožiniai akiniai. Taigi tu nesuvoki, nesuvoki, kaip ta politika, ta mašina veikia. Galų galia pripažinkime ir ta mašina politikos skirtingomis kadencijomis, skirtingais metais skirtingai ir veikia truputėlį. Įsijungia ten skirtingi dalykai. O tada patekome, aš puikiai prisimenu, kai įvyko tas faktas, kai mes tai sužinojom, pas mane mamytė buvo. Ir mes taip einam, mes gyvenam tokio seno namo antram aukšte, siūri tokie laiptukai ir laiptukų viršuje stovi mamytė. Ir kas dabar? Ta prasme, jie jau išgirdo. Ta prasme, prisižaidė. Ir kas dabar? Reikėjo galvoti, kas dabar. Ir iš tikrųjų tai, kad aš atsisakiau, čia nėra jokios politikos. Bet iš karto atsisakė, aš nepamenu, ar tu pabuvai dar kažkiek laiko? Prisiekiai, ar ne? Ne, aš neprisiekiau. Per tą laiką, kiek tam buvo skirta, aš turėjau sugalvoti, ar liko ar ne. Ir aš nusprendžiau, kad ne. Čia iš tikrųjų nėra jokių paslėptų minčių. Taip, kaip sakiau, iš tikrųjų taip ir yra. Tiesą sakant, ten nepatekusių Seimą, ar kas po manęs buvo, ten aš mačiau žmonių, kurių buvo, tokie atrodė atsidavę ir tiek daugiau visko išmanantis kaip aš, kad pagalvojau, gal jie ir naudingesni bus tam reikalui. Kitas dalykas. Mano dukrytė rugsėjo mėnesį turėjo už pusės metų išeiti į pirmą klasę. Aš žinojau, kad aš neturėsiu daugiau vaikų, ta prasme. Gydytojai neleido. Ir aš žinojau, kad daugiau nebus. Aš turiu vienintelę progą būti mama. Ir dabar į pirmą klasę kažkas, galbūt aš ją nuvesiu, o paskui kas. Aš norėjau išgyventi kartu su ją visą šitą jos svarbų labai etapą. Ir aš buvau ta mama taksiste, kuri kiekvieną rytą vežė mokyklos, iš mokyklos vežė būrelius, po būrelių vėl viską darė. Aš tuos metus, aš dariau tai, aš taip norėjau daryti. Aš buvau tada apkaltinta vienos kolegės, kuri nuėjo į Seimas, egoistiškumu. Tai jums žmonės pasitikėjo, tave išrinko, tu galėjai čia dabar kalnus nuverst, o tu matai dukra, žinai, užsiimsi. Labai atsiprašau, gal tai moteriškas, motiniškas egoizmas, bet
iš tiesų nemačiau tragedijos. Jeigu jau taip man svarbi politika ir jeigu aš tikrai matysiu, kad aš galiu ką nuveikti, man ten niekas užkardų nepastato, tai aš nueisiu Bet tu vėliau. patekai į Seimą gi ne vienmandatį, ne konkrečiai už tave balsavo, tugi buvai pagal sąrašą Taip, einanti. pagal sąrašą. Tai čia kaip ir nėra didelės tragedijos, reiškia, kažkas tai tave pamatė išrinko, bet kažkas tai vis dėlto atėjo į tavo vietą kitas, kas pagal sąrašą ėjo, ar ne? Taip, tu viską teisingai sakai, bet aš dabar tiesiog pagalvoju, kad tai buvo, beje, visada man atrodo, dažnai būna toks momentas, kai žmonės nusivilia ir jiems kažkas naujas, tiesiog atrodo naujas, tai yra išsigelbėjimas. Tiesiog. Buvo žmonių, kurie buvo iškėlę savo kandidatūras vienmandatėse, nei karto nenuvažiavo kitos vienmandatės ir juos išrinko. Dėl to, kad tu iš naujos partijos, todėl gal tu kitoks. Nu ir be to, neslėpkim, tai buvo vardai ir pavardės, kurie buvo visiems žinomi iš ekranų, iš eterio. Šiuo atveju aš kalbu ne apie labai žinomą pavardę, netgi Rimtai? visai ne. Tiesiog visiškai nežinomas žmogus, bet nebūtinai, ten kitaip irgi buvo visai. Nu, žodžiu, esmė tame, kad politikoje niekada nėra teisybės. Tai toks, žinai, Ne, visur yra sofos truputėlį neteisybės, komentatoriaus. būkime nebeteisingi, nėra tokios Ne, tai vietos, iš vis nėra teisybės. kur viskas yra labai Kiekvienam teisinga. sava teisybė yra visada. Na, Čia, žinai, tarkim, kiekvienoje žinai, tu situacijoje. visur susiduri su dilemom ir tu turi jas spręsti ir kitaip būti negali. Bet tavo Tiesiog. vyras liko tada partijoje ir tada liko politikoje, sena, ir paskui Taip. ištiko jūsų šeimos jau griūtis. Taip. Jeigu tu lygini tas dvi blogybės, va, ta dukrytės gimimas tom visom problemoms, tais dideliais sunkumais ir ačiū Dievui viskas gerai, ir va savo šeimos praradimą, kas tau buvo didesnė nelaimė? Vaikas, aišku, turbūt, ne? Kaip tau pasakus, ta nelaimė, tas be galo sunkus, gal iš tikrųjų, va, taip, tai buvo sunkiausias laikas. Kai tu net nežinai, tu tiesiog nežinai, kaip bus. Tu nežinai, gyvens, kokia bus, kaip bus. Ta nežinomybė trunka ne vieną dieną, bet tai ir netrunka. Tai netrunka, aš sakyčiau taip, kad nepalieka pasiekmių visam gyvenimui. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad skyrybos gali palikti pasiekmes visam gyvenimui. Tiesiog, mes gyvenom, augom, viskas, tu matai, kad viskas eina geryn. Tu eini savo keliu, gerai, problemų, visi neišnešitukai vis tiek turi visokiausių problemėlių, kurias nešasi per savo gyvenimą. Ar tai yra fizinės, ar tai yra raidos problemos. Vis tiek kažkas truputėlį yra. Dažniausiai, nebūna ledas. Bet tu išmoksti su tom gyventi ir tai, tarkim, prisimenu, tai buvo prieš 23 metus, man šiandieną tai nėra nelaimė. Supranti? O kai tu išgyveni skyrybas, ir po tų skyrybų tau dar lieka, ir tu niekaip neišsikupi tų savo paširdžių. Tu neišsikupi savo ar nuoskaudų. Galų gale, tu turi gyventi visą tą laiką, žinok. Tai aš met tiek metų praėjo ir tu vis dar gyveni tame, ar ne? Tai visus tos metus aš turėjau vieną dukrą auginti. Aš visus tos metus turėjau vieną ir buitimi rūpintis. Tai įsivaizduoju, kaip tai yra sunku. Kokiam sunkiam laikui, kokiam sunkiam gyvenimui, bet šitaip, dabar sakys, jinai vėl skundžiasi. Bet žinokit, kartais tos vyrus irgi reikia pavadinti tikrais vardais. Kai vaikai auga, mes bijome pasakyti blogų žodžių, nes nenorim sužeisti savo vaikų. Tu savo vaikų dar bandai pateisinti, kodėl tu taip retai matai savo tėtį arba kažkas. Tu bandai pateisinti, nes nori, kad jis nejaustų nuoskaudos, kad jam niekas iš šono nieko nesakytų. Bet jau kai tie vaikai suauga, žinokit, gal ir reikia pasakyti. Negalima dovanoti vyrams šikniams. Jeigu vyras šiknius, reikia taip ir pasakyti. Aš nesuprantu, mes iš tikrųjų labai dažnai juos užglostom, užpopinam ir kad gražiai dar prieš visuomenę atrodytų, sakom, mes taip kaip ir gražiai kultūringai išsiskiriam ir stengiamės gražiai kultūringai būti. Nors nebūtinai tas santykis yra gražus kultūringas. Jeigu tai yra gražiai kultūringa, aš labai džiugiuosi. Tikrai tokių žinau ir taip yra ir taip toliau. Bet tikrai... Bet tai kitaip tariant, tu nori pasakyti, kad tavo buvęs vyras nesirūpino dukra visiškai? Ne.
O tu jo Bet tai gal klausei, nebetęskim tos kodėl? temos. Nebetęskim. Nebetęskim. Tiesą sakant, ten mes nesišnekam užsiblokavę ir taip toliau. Aš užblokuota. Bet tiesa yra... Taip, bet tiesa yra tokia, tie vyrai, kurie palieka šeimas ir, na, tarkime, ir... Nu, vat irgi, žinai, kaip žmonės sako, kai liaujasi mylėti moterį ir vaikų nebemyli. Niekada netikėjau ir visą laiką sakiau, kad taip nėra. Gal net ta tiesa ir remiasi iš tikrųjų. Bet tie vyrai, kurie palikę šeimas, susirūpina, na, tarkim, rūpinasi tik savo naujomis šeimomis ir tai įrašę į savo praeito gyvenimo etapą, jie yra šikniai ir taip reikia pasakyti. Ir nieko čia gražus nėra. Ir nereikia viniot. Ir jiems turi būti gėda. Va. O gerai, o dabar, jiems bus gėda. Bet dabar, tarkim, ar tu bandy kažkuo tą savo netekti kompensuoti? Nes paprastai, kaip sako, vis tiek praeina laikas ir tu moteris kitom akim pradeda žiūrėti aplinką, kažką susiranda, kažkas ateina pas ją. Ar tavo kiemą atėjo kas nors naujas? Mano kiemas labai mažas turbūt. Mano kiemas labai mažas ir visom prasmėmis labai mažas. Aš nedirbu kažkokio didelėse kompanijose, kur ten kažkur vaikščiotų, būtų kažkokių tai žmonių. Tarkime, mano garsinimai, ką aš metu savo kolegas, su kuriuo garsinu, ir montažo garsinimo režisierių, ta prasme. Ką aš sutinku savo kolegas kelis televizijoje. Organizacijoje Gelbėkit vaikus aš praleidau 14 metų turbūt, ką aš matau mielas atsidavusias moteris, kurios dirba su vaikais. Ten iš visų vyrų nerasta beveik, vienas kitas. Tai varsiu, kur aš jų turiu ieškoti, eiti į šokius? Ką aš turiu daryti? Aišku, pažinčių svetainės, taigi aš daug žinau porų, kurios tikrai labai sėkmingai susidėlioja gyvenimą. Bet, ta prasme, aš likau su 10 metų dukra. Ieškoti jai naujo tėvo. Vienas dalykas nėra kada. Visi vakarai turi baigtis namuose ir tinkamu laiku. Ir kitas dalykas, taip, tai ten namuose ir laukia tavo gyvenimo prasmė ir esmė. Man nebuvo atėjusi mintis, kad reikia susitvarkyti gyvenimą, nes paskui tu sulauksi 50-55, tu pasensi ir tu nebesusitvarkysi. Man nebuvo tokia mintis atėjusi galva. Man paskui pasakė, kad tu praleidai tą laiką, kai reikėjo sutvarkyti gyvenimą. Galvoju, jo. Bet palauk, tvarkyti gyvenimą tai yra vienas dalykas, o, pavyzdžiui, kažką sutikus įsimylėti, pajausti kažkokių jausmų, taip nebuvo tau, nepasisekė taip? Tik, kad turbūt ir progų nebuvo, aš galvoju. Tai aš metu O daugiau jeigu nebuvai buvo, galbūt nelabai įsimylėjusi sau nieką. leidai. Kažkaip taip. Jeigu tai būtų taip paprasta, nebūtų pasaulyje tiek daug vienišų žmonių. Ir ypatingai jau, tarkime, mano kartos, tegul ir 10 jaunesnių. O kitas dar yra dalykas, kalbant apie vienatvę, kai tu susidėlioja tavo gyvenimo rutina, susidėlioja tavo gyvenimo ritmas. Tu prie jo pripranti, kol tai susikuri savo patogų tą ritmą. Tokią sistemą. Ir tu joje visai neblogai jautiesi. Ir galvoju, kam čia man reikia kažko, kad čia dar ateis ir kiti batai čia atsistos greta. Progų turi ir šiaip, nežinau, išeiti, jeigu norisi išeiti. Tai su draugėm, su ta pačia dukra gali išeiti ir viena gali išeiti. Ir keliavusi su viena, norėjau ir išvažiavau. Viską tu gali pasidaryti. Čia yra kaip ir, tiesiog kažkaip patogu yra nesitaikyt prie kito. Ir kuo tu ilgiau gyveni, tai toj patogioj savo vienatvės rutinai, tu savotiškai klimsti į tą vienatvės pelkę. Iš tikrųjų, jeigu tai praeina metai, 2, 3, tu, nežinau, organizuojas gyvenimą, ar ne? O jeigu tu to nedarai, tu taip pat klimsti ir pasakoji, jau 60. Tai ką dabar daryti? Jau žinai, kai ateina ta branda, tai tikrai jau tada prasmės kaip ir nebereikia. Kas? Ne, Vilė, ta prasme yra kita. Yra partnerio. Draugystės yra prasmė. Kaip čia pasakius? Tai kita dalyje, jinai šiandieną su manim yra, rytoj poryt jos jau nebebus su manim. Ir
kaip čia tu neturėsi su ko persimesti tuo žodžiu, grįžus namo. Tai gerai, tu gali įsijungti, kaip tą, kalbėtis su vaizdu. Skype ar ne kokie. Jo, messengeriu gali kalbėtis. Tai su bet kuo ir kaip dabar jaunoji karta ir daro, mama, nu aš nesu vieniša, tu pasižiūrėk. Kai aš sakau, tu kiek sėdi, kiek laiko prie kompiuterio. Aš ne viena, nu tik, nu ką tu nustišnykiai. Ten visi mano draugai. Tai va, mes ne tą kartą, mūsų draugai ten nevaikšto. Mūsų draugai turi būti fiziniai. Taip, jie turi vaikščioti 2 kojom. Tai va tokio draugo, ta prasme, kuris vaikšto 2 kojom, tame prasme ir yra. Kad tu išeitum su kažko pasivaikščioti tais pačiais paneriais. Aš gyvenu prie Neries upės. Vaikščioti sveika, žinau. Aš bandžiau, nuširdžiai bandžiau. Man nepaėjo. Aš nesupratau, kaip man vienai blūdyti tais paneriais. Nu ir aš tau patarsiu. Įsideda ausinukus ir varai. Ai. Ratais eini, žinok, nueini iki 10 kilometrų. Jo, aš kažkur mačiau, kad tu vaikštai su ausinėmis. Mano kiekvienos dienos pradžia yra, man žinok, toks kaipas. Ir tai yra tavo geroji rutina, ar ne? Tu vienanie ir klausysi to, ko reikia klausytis. Protokolas. O man vat kažkaip tai, gal reikia pabudyti čia vasarą su ausinėm. Ne, bet iš tikrųjų, kažkaip man atrodo, man smagu būtų su kažkuo eiti, apie kažką kalbėtis. Man tai būtų smagu. Bet aš dedu galvą, kad šimtai moterų, kurios sėdi kokiuose rajonuose ar kokiuose kituose miestuose ir žiūri tave ir jos netiki. Kaip tu negali susirasti žmogus viešumoje, kuriam nereikia pristatinėti. Tave išgirsta, tu išsižiojai, balsas tavo parodo, kas tu esi ir kaip tu esi. Ir dabar, negi tokia beviltiška situacija. Gal tu tiesiog labai išranki. Ar tu tikėtum, gavusi žinutę iš kažko, tų žinučių, tai tų laiškų begalė buvo. Va, bet ar tu tikėtum tuo laiškeliu iš kažkokio žmogaus? Aš iš kuris generolo Afganistano tikrai netikiu tais, kurie čia žinai. Ne, Afganistaną, Nigeriją atmetam. Bet, ta prasme, lietuviškas kažkoks vardas ir taip toliau. Jis tau rašo todėl, kad jam seksualus tavo balsas, todėl, kad tu seksualiai jam atrodai nuotraukoj. Ar tavo atrodo rimtas pretekstas draugystei? Man ne. Bet palauk, tai... Jeigu aš susitikčiau žmogus, su kuriuo galėčiau, žinau, kad mes turim apie ką galvoti kartu. O tu nežinai, tu su juo nepradėjai galvoti kartu. Tik kad jau tas pradinis pretekstas labai durnai atrodo. O kaip jis tau rašys, Daiva, labą dieną, noriu su tavim kartu galvoti. Tai aišku, jis tave kažkokiais komplimentais bando. Nemari manęs. Ne, nežinau, aš manau, kad aš gal būčiau pajutusi, kad jau čia tas, kuris lyg ir pro kiemą, žinai. Jeigu nepajutau, vadinasi ne. Ne. Ir aš tikrai nemanau, kad aš esu išranki. Bet iš tikrųjų, žinokite, žinomumas jis nepadeda. Dabar jau tai jau atsitraukia tas žinomumas. Taip mane pažįsta, taip mano balsą pažįsta ir man malonu, kai man pažįsta. Nes matyt, nieko nesu per daug primaklinusi gyvenime, nes tie žmonės, kurie mane pažįsta, jie man nieko blogo nesako. Jie man kaip tik pasako, labą dieną ir kaip malonu jūs matyti, ar dar gerą žodį kokį nors pasako. Ar paklausia, kaip dukrytė gyvena. Aš nesulaukiu neigiamų reakcijų. Man malonu ir manęs neerzina. Tikrai ir dėkinga labai. Bet apie pažintis kalbant, tas žinomumas, jis iš tikrųjų trukdo. Neveikia jisai visiškai irgi. Ir jisai trukdo, tu nesupranti, ar tavie mato žmogų, tavie mato moterį, ar tavie mato kažkokią Daivą, ko iš tavęs tikisi, ar tikisi, kad tu skanią vakarienę ruoši, ar tikisi, kad tu čia kaip starį ir vaikščiusi kiekvieną dieną. Toks, žinai. Ir pačioje pradžioje aš atsimenu ir buvo tokių porą pareiškimų tokių. Sako, labai būtų smagu čia su jumis susipažinti, atvažiuosiu į Vilnių, ten iš kito miesto, būtinai jūs pakviesiu į kokią nors restoraną, sako, kaip čia dabar, kodėl aš čia taip jums įdomi. Žinot, sako, čia mes ir su draugais peršnekėm, jeigu tą mašiūnę pasimtum, tai jau čia žmonas, tai praktiškai tau lengviau būtų ir gyvenimo karjerą susidėlioti. Bet tu toks pretekstas. Palauk. Bet žinai, kai labai reikia paieškoti, tai kodėlgi su tokiu žmogum bent jau pasišnekėti įdomu. O gal jis protingas, o gal jis turi tokių pat interesų kaip ir tu. Aš tai žinau, mano gyvenimo filosofija, tu nepabandęs negali žinoti. Teisinga filosofija, bet tu turėtum žinoti, kiek balsas daug pasako žmogų. Gali nematyti,
tu girdi, kaip žmogus kalba. Aš sakyčiau, gal ne balsas, o kalbos kultūra. Ir balsas. Ir balsas. Ir balsas, žinok. Ir ta prasme, iš tikrųjų geras varpas nebūna pastatytas blogon varpinen. Jis kažką signalizuoja apie žmogų. Tas balso tembras ir kalbėjimo maniera. Tu girdi. Jeigu nekabina, žinok, balsas ir jeigu jis manęs neįtikina ir kažkaip, Supratau, bet aš tau labai linkiu, žinok. Aš tau labai linkiu išgirsti tą balsą, kuris kabina ir tuos klausimus, kurie aktualūs yra tau. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai už palinkėjimą ir jis iš tikrųjų neskamba juokingai. Ne, Kadaise, kai kūriau laidą Meilės istorijos, aš esu pasakojus tokių istorijų apie tokias poras, kurie su vienas kitą 70-mečiai surado. Nes, aš tai laikausi to, kad jeigu Dievo duota, tai vis tiek tas įvyks anksčiau, vėliau, ar toj grupiai amžiaus, ar kitoj grupiai. Pašnekam kitą temą. Pašnekam apie tą sunkų moterišką likimą ir apie tą laikotarpį, kur ateini po 50 metų. Jis iš tiesų labai yra sudėtingas. Ir ta menopauzė, tas toksai baisus žodis, apie kurią dabar jau kaip ir vis daugiau ir daugiau kalbama. Tas laikotarpis tau koks? Kaip tu jį atsimeni? Ar tu dar gal jame esi? Nes, sako, menopauzė niekada nesibaigia, kas yra baisiausia. Man jinai buvo baisi. Ir jinai turbūt nesibaigia. Arba tas, tai šį laikotarpį gal turėčiau vadinti jau po menopauziniu. Bet, ta prasme, tai ką patiria moteris išėjusios į menopauzę, prakaitavimai, karščio bangos, aš jas tebeturiu. Ir nežinau, ar jos kada pasibaigs. Mano mama manęs nesupranta. Jinai to neturėjo. Kaip tau gali būti taip sunku? Jinai mane barė, kai aš pasiprašiau netgi pakaitinės terapijos. Ar pasiprašai, nebijojai tu jos? Nes daug kas žinok, bijo, kai tau yra taip, kai yra taip nekomfortabilu gyventi, tai atrodo kaip ir smulkmenos, jokios čia nesmulkmenos. Oi, čia nesmulkmenos, čia yra taip baisu. Tai yra baisu, tai yra labai nemalonu ir aš jau net nežinau dabar, ar aš turėjau kažkokius. Čia mano Adelytė gal galėtų pasakyti, ar aš tapau nervingesnė ir šitame laikotarpyje, bet fiziškai man buvo labai nemalonus pojūčiai. Ja. O tas karščio bangos, jis toks sėdžiu, garsinu, užsidėjus sakinukus prie mikrofono ir tau pokšteli ta banga, bet tokio karščio aprasoja akiniai nuo tos karštos drėgmės ir nuo nosies pradeda lašėti ta drėgmė. Kaip tu jautiesi? Svarbiausia, kad nebūtinai iš išorės matosi. Ja. Nebūtinai tau žantai raudoni ir nebūtinai šalia esantis mato, o tu pradedi vengti ir tam tikrų situacijų, dalykų. Atsimenu, tada reikėjo irgi. Tai buvo turbūt paskutiniai gelbėkite vaikų šitas paskutinis tas koncertas pagalbos paramos. Kada aš turėjau būti viena iš vedėjų, aš labai abejoju. Nes aš taip jaučiausi. Ką aš darysiu su tom bangom ir su viskuo. Ir tai yra nevaldoma. Ir aš labai džiaugiuosi, kad apie tai kalba viešiau, nes, žinai, tokia tema kaip ir buvo, kaip ir nesmagi, kaip ir čia nekultūringa apie tai kalbėti, kaip apie pinigus ar apie religiją, žinai. Taip. Bet dabar žmonės ir ypač moterys jau atvirai kalba ir tas labai yra džiugu, nes vėlgi, kaip aš visada įsitikinus, kad kiekvienas kalbėjimas turi prasmę, nėra šiaip kalbėjimo tuščiai, tu kalbi tam, kad kita kažką tai darytų, žinotų, kaip kokiu keliu eiti. Iš tikrųjų, aš galvoju, kiek mes turime tų tokių stigmų, kiek mes turime tokių temų, tabų. Beje, tuomet, prieš 23 metus, kai aš kalbėjau, kad turiu neišnešiotą mergytę, aš buvau irgi viena iš pirmųjų, kurie šnekėjo. Nes kaip ir gėda, tu turi kaip ir kalta. Kažkas, kaip ir nepavykus, ar ne? Kažkas ne taip čia su ja. Kažkas negerai. Ir apie tai nekalbėjau irgi. Ir daug tokių temų yra. Ir taip ir dabar, kai pradėjau štai ir Redita, mūsų pažįstama, ar ne, pradėjo kalbėti apie menopauzę, tai buvo, Dieve mano, moteris tiek jau, nežinau, visų kartų moteris tai išgyveno, o dabar mes iš tikrųjų klausomės, kaip naujai atrastos temos, nes tiesiog viešai nebuvo kalbama. Taip, bet ir tai reikėjo
išgyventi. Aš iš tikrųjų, aš net neįsivaizdavau, kai prasidėjo tas kitas etapas, kuris labai pakeitė mane. Ir fiziškai, aš tiesiog, dabar galvoju, kiek aš čia, kokį 15 kilogramų priaugau. Ir atrodo, tu nieko blogiau nedarai. Tu žinai, kaip reikia gyventi, tu žinai, kaip reikia valgyti. Bet tas organizmas, kūnas tavęs nebeklauso. Tu matai, tu žiūri veidrodį ir matai tiesiog, man atrodė, kad aš mačiau, kaip per metus pasikeitė mano veidas. Ta prasme, tiesiog lemba oda, ten kažkaip viskas, aš galvoju nuotraukas lyginu, prieš metus buvo kitaip, prieš pusę metų buvo kitaip. Tiesiog kūnas keičiasi, veidas keičiasi. Aš taip pasakiau, mane apgavo. O kodėl man niekas nesakė, kad tai bus? Nes mama, pavyzdžiui, apie tai nepasakojo. Gal ji to nesureikšmino. Kad nebuvo tos tradicijos. Ir nebuvo tos tradicijos. Gal aš neskaičiau to, ką reikia skaityti. Aš nežinau. Man atrodė, kad, aš sensiu, bet viskas taip žaviai, šarmingai. Man tai, žinai, kaip atrodo, jos perdada. Jos ten kažkaip, čia, pamanykit čia kažką. Čia nepamanykit. Čia labai yra. O kai pradėjo daryti, kažkas mane apgavo. Kodėl manęs neperspėjo? Gal aš būčiau darusi ką nors kitaip iki tų 50 keliarių metų. Aš būčiau kažką dariusi. O dabar nieko nedariau ir nubausta. Bet, pavyzdžiui, tavo aplinkoje buvo daugiau tokių moterų, su kuriuom tu galėjai tuo pasidalinti? Nes aš tai kažkaip ir apie tai nelabai kalbėdavau. Dabar, laisvė, dabar gali daryti, ką nori, visiškai kalbėti, ką nori. Galbūt irgi nebuvo gal poreikio taip išsipasakot. Gyvenai ir gyvenai, žinai. Gyvenai ir sprendžiai savo problemas. Galbūt irgi jo nebuvo gal didelės tokios kalbos. Galbūt paskui. O ką jau dabar darysiu, tais priaugtais kilogramais. Ir ką dabar... Aš tau sakau, ausinukus ir varai. Tai ir ką daryti su tom... Daryti rekonstrukciją veido, būti susitvarkiusi, ar ne? Ir tokį klausimą keli, ar ne? Aš tai iš tiesų tau atsakiau, kad aš tikrai prasmės nėra. Vis tiek žmogus sensta. Vis tiek jisai... Mano Grimerė eglutė, kaip jinai pasakė. Tu ką nori, sako, būt 30 metę su 60 metės kūnu. Nežinau, aš tame problemos nematau. Čia tiesiog... Problemos nematai daryti ar nedaryti? Problemos nematau senėjime. Tiesiog daryti ar nedaryti, taip, galima apie tai pakalbėti, kodėlgi ne. Bet nebūtina daryti, nepakalbėti galima pakalbėti, kita vertus vis tiek aš neturiu ten tų keliasdešimties tūkstančių, žinai, kad tarkime, ir jeigu turėčiau... Keliasdešimt yra pigiau, mano draugė pasidarė kažką apie 6 000. O ne? Taip nedaug. Visai nedaug. Įgarsini porą pusmetį filmus, kokius ir savo pasidarai, žinai. Bet žinok, man kaip yra, kai aš matau jau labai brandžias, tarkime, damas, ar aktorės, kuriams 70, 80, 90 metų ir kurios nebijo rodyti savo dekoltė, kurios nebijo rodyti kaklo, kurių ten tikrai jau neištemsi, ten pažiūrėkai. Aš, pinginė nešioju skarelių. Aš neslepiu to, kad aš esu senstantis žmogus. Šaunuolė. Kas iš to, kad aš susirišiu tą skarelę? Aš tai matau, man yra gražu. Man yra gražu. Aš nesuprantu, man tai negražu, aš nepasakyčiau, kad gražu, bet tai yra gyvenimas. Klausyk, bet tai yra mūsų amžius, tai yra mūsų gyvenimas. Tai, Žodžiu, norėjau apie Daivą pašnekėti. Apie senėjimą. Aš negiau apie senėjimą. Bet iš tikrųjų, tai tikrai aš tame bėdos nematau ir aš nesuprantu, kodėl reikia... žinai, kaip būna žmogus, tai jau paseno, tai jau sensta, tai jūs tai jau nesenstat. Bet tai iš šono geriau matosi. Iš šono visada žmonės kritiškesni, jie įsivaizduoja, nes jie save mato kasdien veidrodyje. O tą, kuri rodo, arba tą, kuri publikuoja retkarčiais. Nuo paskutinio karto iki šio paseno. Jo. Nematau šitame bėdos. Svarbiausia, kad tik tai sveikatos užtektų. Svarbiausia, kad aš pasižiūrėjau į savo mamytę, kuri 83 metai, kuri neturi nei vieno sąnario keisto, kuri kiekvieną dieną išeina pasivaikščiot. Matai, mamytė išeina, o tu neišeini. Tai mamytė. Bet žinok, mamytė mankštą pradėjo daryti sulaukusi 60. Iki tol nematė reikalų. 60 metų nutarė, kad jeigu aš nejudėsiu, tai aš sustabarėsiu. Ir jinai kiekvieną dieną, aš nežinau, ten turi 1,5 šventą laiką. Puiku. Taip, mankštos prasideda lovai, paskui ant kilimėlio, o baigusi vonioj.
ir net nežinau, įslaptinti tą mankštą, aš nežinau, ką ir kaip daro. Matau, kad turi visokių medinių ratukų ten, kuriais ten ir nugara, ir Nu, kojytės, ir kitaip taip toliau. tariant, žmogus savimi rūpinasi Rūpinasi, kūnu, nes bet kūnas už yra tai mūsų ir vienintelis vaikšto. namas. Ir už tai sąnariukai veikia. Ir už tai viskas veikia. Ir galva veikia, ačiū Dievui. Irgi rūpinasi, kiekvieną dieną kryžiažodžius sprendžia. Ir pas ją žodinėlis anglų lietuvių pakištas yra po stalu. Anūkai, taigi jau reikia angliškai su jais mokėti pasišnekėti. Teisingai. Močiai anūkai. sako, taigi nevark, mama nevark, taigi jie dabar programėlės yra, jie viską išsivers patys. O tik anūkai nešneka lietuviškai? Ne, Vargšai vaikai. maža to, kad lietuviškai. Įvertink, kad tai yra žemaičių vaikai, namuose kalbama tik žemaitiškai. Ai, žemaitiškai kalba jie? Jie nekalba ir žemaitiškai. Tai yra, aš nesuprantu, kaip tai atsitinka. Namuose kalbama tik žemaitiškai. Nu, brolius su žmona Taip, kalba taip, taip, taip. žemaitiškai. Bendruomenė artimiausia, kurie, nu, tarkim, švenčiamo šventės, yra žemaičių bendruomenė. Tai yra ten broliai, žmonos, nu, ta prasme, ratas, nemažas ratas, tų pačių šviežiausiai iš Plungės. Visi kalba tarpusavį žemaitiškai. O vaikai nekalba žemaitiškai. Bet jie supranta. Supranta. Tai ateis diena, kai jie prabils, žinau. Duok Čia yra Dieve. klasika. Čia jie Duok Dieve. tyli, paskui jie pradeda šnekėti. Duok O kiek Dieve. metų vaikam? Čia Nu, tavo dabar galvoju- sūnėnai, dukterėčios tavo, ar ne? Taip, nu, dukterėčia viena yra mano dalis metų, tai bet jinai išvažiavo iš Lietuvos. Jinai puikiai, labai gražiai kalba ir lietuviškai, ir žemaitiškai. Ir, dabar galvoju, 14 ir 15 yra dukrytė ir 8 metų sūnus. Tai jie nekalba. Daiva, ar tau pažįstama kategorija mylėti save? Kaip tu tai realizuoji gyvenime? Ar tau tas tolima? Nu, tai nėra tolima, bet kad save labai mylėčiau ir labiau savimi rūpinčiaus, taip irgi nėra. Taip, aš galvoju, galbūt daugiausia, ką aš padarau dėl savęs, tai dėl savo sielos ramybės. Tai dėl savo sielos ramybės. Tai pameditavimai, pasikalbėjimai su savimi, paskaitimai knygų, jie tai duoda. Šitos pasirūpinu. O daugiau gal ir nieko tokio nedarau, žinok, ypatingo. Bet čia labai daug. Taip, tai yra labai daug. Ir aš labai stengiuosi tai padaryti, nes kaip aš tau ir minėjau, galiu pasikrauti, taip, aš žinau, ką reiškia, kas tiesiog fiziškai skauda paširdžiai iš nerimo, iš skausmo, iš rūpesčio. Ir tu turi su tuo tvarkytis, nes tas skausmas iš paširdžių labai greitai išsivaikščios ir pavirs lygomis, tai šiandien, tai ten, tai kitur. Ir nežinia, kuo dar gali pavirsti. Tai taip mokėjime susirasti to savo vidurį ir būti iš esmės patenkintų savo diena, patenkintų tuo, ką turi šiandieną, tai čia yra nemažas kelias. Ir tai yra nemenkas darbas. Ir nežinau, turiu tau pasakyti, kad ta mano naujoji veikla man irgi prie to prisidėjo teigiamą Va pusę. ta veikla, tai man tavo, žinok, nesuprantama, gal ne visi žino, Jinai bet tu gąsdina truputėlį, ar ne? papasako, ką tu darai su ta mirtim. Negaliu sakyti, kad ką nors su ją darau ir negaliu sakyti, kad apie ją pasakoju, bet gal bus momentas ir toks. Aš darau tinklalaidę. Aš iš viso buvau sugalvojęs, kad tai bus tyli pagalba. Tyli pagalba žmonėms, kurie gyvena su netektim, kurie gyvena gal gedule, netekties skausme. Ir kodėl aš taip sugalvojau daryti? Aš neturiu šviežių išgyvenimų, kaip sakant, kuris mane dabar skaudintų. Aš žinau, kas tai yra, be abejo, man jau tiek metų yra daug išlaidota ir artimųjų, bet aš perskaičiau Jurgos Dapkevičienės knygą Pabaigų menas ir išlaidojimo paslaugų centro ir gavau pasiūlymą. Geras sutapimas, ar ne? Tuo Žinok, pačiu metu. per dieną tai buvo. Aš Karma, pagalvojau, karma. kažkas ne taip, čia ne apie mane, tai ne, čia ne apie mane, čia ne mano laukas, čia ne mano pievos čia. Ir aš toliau garsinau tą knygą. Ir aš kuo toliau ją garsinau, žinai,
tuo labiau pajutau, įsijaučiau ir supratau, kad irgi tai yra tema, kurio nekalbama. Bet tai nereiškia, kad ta tema negyvena žmonių paširdžiuose, apie ką mes irgi kalbėjom. Kai aš pasakau, kad aš kalbu apie netektį su žmonėm, kurie išgyvena netektį, aš dažniausiai nuostabą pamatau žmonių akise. Įkvėpiu oro, pasižiūri, patyli ir kelintą minutę išgirstu. Klausyk, o man kaip buvo? Arba o kaip man yra? Paskutinis, pavyzdžiui, pavyzdys. Parodos atidarymas, aš pasakau, kad aš darau tokią tinklalaidę ir kad aš kalbu apie netektį. Jauna moteris sako, klausykit, manęs prieš kelias dienas, mano mažas nedidelis sūnus manęs klausia, bet mama, tu jau pagyvenusi, tu mirsi, ką man atsakyti? Supranti, tai yra iš tikrųjų, tai yra labai natūralu, kad mes nenorime apie tai kalbėti, nes kaip ir tu sakai, aš apie menopauzę nenoriu kalbėti, nes nemalonu. Dažnai po menopauzės ir išgyvenam, o po to reikalo kaip ir nelabai po mirties. Niekas nežino, kas ten laukia. Bet kalbu apie tos žmonės, kurie lieka išleidėję. Jie lieka su sujauktom mintim, kurios kartais jų ir naktį pakelia išmeta iš lovos, ar ne? Kurios irgi tas ašaras išspaudžia, dar kažkas tokio. Ir tu nebūtinai gali iš karto nupulti pas psichologą, nežinau, nebūtinai turi savo asmeninį kunigą, pas kurį gali nulėkti. Nebūtinai turi knygą. Bet dabar mano vienas draugas, kuris išgyvena netektį, jisai gyvena kaime, aš kaip suprantu, jis praktiškai užsidarė, į žmonės neina, net kaimyno neįsileidžia, užsisakė internetu krūvą knygų, kurias žada skaityti ir, nežinau, gydytis, mokytis gedulo. Tu supranti, bet tai atsitinka ir tai ištinka bet ką. Aš nesakau, imkite dabar mane ir klausykite, jeigu jums to nereikia. Bet tiesiog, kad žmogus žinotų, gal nereikia toli bėgti. Kur rasti pagalbą. Taip, tu, kai tau reikės, gal tu įjungsi tą tylę mano tylius pokalbius ir žiūrėk. Gal tavo mintis nuramins ir tu ramiai užmigsi truputėlį, mintis susidėlios. Mano tikslas toks. O tau pačiai ta tavo tinklalaidė ir ta tema kažką pakeitė, galvoja tokio, tą netektį, tą tokį skausmą? Dar gražesnį gyvenimą parodė. Dar labiau rožinę akiniai užsidėjom. Tu dar labiau supratai, ką reiškia čia ir dabar. Kaip aš nekenčiu šitos definicijos čia ir dabar. Man jas tokia, žinai. O tu kaip tu dabar pasakysi? Tokia banali. Nežinau, kaip pasakysiu. Bet pačios populiariausios tos visos bet tikriausios tiesos jos visos yra banalios. Nes jos kartojamas, nežinau, šimtmečių turbūt. O tą definiciją, tarkime, jeigu ją irgi, taip, ją psichologai irgi vartoja. Ar daug kas ją vartoja. Man tai nepatinka, kai žinai, tie visi tokie išsireiškimai, jie po to tampa tokių beprasmiškų pokalbių, ten kažkokių tai išvadų ir kokių tai nusteikimų, tokių kaip ir moto. Čia ir dabar, viskas čia ir dabar. Toks, žinai, praranda vertę tie visi žodžiai. Tau nebūna taip? Būna. Bet tai reikia sugalvoti geresnius žodžius, bet jeigu nesugalvoji. Bet čia ir dabar nesugalvoju. Bet vis tiek finale viskas baigėsi. Bet tai yra apibrėžimas, kuris visiems yra žinomas. Žinai, man irgi, kai buvo ten tos blogos valandos, man nepadėjo tie, kas ten duris užsitrenkė langelį. Jo langai atsidaro. Ne, man nepadėjo šitai. Man kažkas visą knygą buvo dovanojęs, kur ten surinktos visos šitos tiesos. Žinok, ne, aišku, nepadėjo. Bet gyvenime taip ir būna, kai vienos užsidaro, kitos atsidaro. Bet būna. Gali kas nors tai aiškinti teoriškai, tu netiki, bet praktiškai taip įvyksta. Tu per savo gyvenimą pereik. Aš per savo pereinu, vis tiek kažkas baigėsi, kažkas prasideda. Aš dabar radau naujo tokį pati pasakei vėl. Kažkino pabaiga yra kažkino pradžia. Bet aš radau, kad kiekviename blogyje yra kažkas tai gero. Ir visada blogis kažkodėl išvirsta gėriu, žinau. Gal mirties atveju ne visai. Bet, kas ten žino? Kas ten žino? Nes vis tiek tai yra vėlgi kažkokia pradžia. Aš nesakysiu, tikrai nepasakysiu, kad dabar reikia šitom temom čia visiems kalbėti arba reikia ruoštis ir kad iš vis įmanoma pasiruošti, tarkim, netekties skausmui. Aš pati ieškau atsakymų, kai kalbindama žmonės.
Ir ta tema ruošiuosi kalbėti ir su psichologais, psichoterapeutais, įvairiausiais hipnoterapeutais, nežinau, kokiais dar terapeutais, ir su kunigais, ir su galbūt dvasiniais mokytojais. Tai pati ieškodama atsakymų galbūt ir, nu, ir kitiem padėsiu surasti, žinai. Nedarau to dėl to, tik tai ką daryti. Aš galvoju, aš labai norėčiau, kad tos ar laidos, arba netgi kokie mano audio įrašai, kuriems gausiu leidimą, čia nėra paprasta, kad tai sugultų kaip tokia tylia audioteka. Tu žinai, kad ten nėra, tiesiog. Nereikia dabar kutinti savo skaudulių, bet jeigu tau reikia atsakymų, tai va, žiūrėk, pagal temeles tu galbūt ten kažką Ar tu turi dalykus, kurie sutvarko tavo blogą dieną? Tie rožiniai akiniai? Ar tu, kaip sakė, dėliai, praverti užuolaidas ir šviečia saulė ir viskas gerai? Aš iš tikrųjų taip darau kiekvieną dieną. Nu, kai diena yra. Nu, būna, kai naktį išeini į darbą ir ta diena labai vėlai prasideda. O kodėl tu naktį išeini į darbą? Dėl to, kad diena vėlai prasideda žiemą. Ai, supratau. Apie tai kalbu. Taip, aš iš tikrųjų dieną pradedu nuo užuolaidos atitraukimo, muzikos įsijungimo ir kavos pasidarimo. Nu, nedarau tokios ilgos mankštos kaip mama, bet privalau daryti kažką. Darau, nes aš turėjau stuburo traumą ir toks sustingęs tas mano stuburas. Aš nepravaikščiočiau tiek kilometrų su tavimi. Man reikėtų prisėsti kaip baba. Pabandom kada. Nes man stuburas mane spaudžia. Vat vėl, žinai, kaip atsitinka visokie dalykai. O ar turiu dar kažkokių slėptų receptų? Žinai, ne. Tokių mažų receptėlių, kai tarkime, itin galbūt tokius aštriai, žinai, skaudžius momentus išgyvendavau, kai neina minčių išvaikyti iš galvos. Įsijungdavau detektyvą. Labai padeda. Gerai padeda. Detektyvas veda savo, eini pagal jo tas siužetinės linijas ir tavo mintys tiesiog joms stengiasi tas neįleisti, nėra vietos. Su knyga taip neišeina. Knyga kaip tik dažniausiai skaitai tokią, kuri dar labiau ten minčių tau prideda. Arba 3 kartus tą patį skaitai ir nesupranti, ką perskaitai. O detektyvas, nori, nenori, žinai, pasižiūri detektyvą ir mintis pravaiko. Ir taip išvedimas savęs į žmonės, nori ar nenori, tai padeda. Nors ir atbulom kojom. Man padeda. Man žmonės padeda. Nu, bet tai ką sakai, nebūt viena iš esmės. Jo, aš galiu tiesiog, nežinau, aš galiu sustovėti prie stulpo ir stebėti. Ir tai jau kitas pasaulis, tai jau nebe mano kambarys, žinai, nebe mano kambarys, nebe mano širdies prieigų, šibiškai dvasios prieigūs, jau čia toliau. Tu tiesiog kitų gyvenimo sesijai ir tada gali savai, žinai, kažkiek užmiršti. Tai čia, kai yra labai labai negerai. Aš dar naudoju tokį triuką, kad aš pati savo pasakau, šią minutę aš apie tai negalvosiu. Ir bandau tas mintis, veikia, bet tu turi dirbti su galva. Turi protę ten stumdyti tas mintis, susigalvoti kažko kito. Žinai, iš esmės visada reikia dirbti. O be jokios abejonės, tai reikia stengtis, nesvarbu, ką darysi. Ar kvipuosi pagal kokią nors techniką, ar žiūrėsi pro langą, medituosi, bet kažką daryti reikia. Savaime tas šaršalynas galvoje nesusidėlioja. O Deva, paskutinį dalyką, ką aš tavęs norėčiau paklausti. Per gyvenimą tavo vertybės kito? Tu dabar vertini tą patį, ką prieš 20 metų, prieš 30 vertinai? Žinok, nelabai. Man niekada, tarkime, nebuvo svarbu turėti didelį namą, jachtą ir milijoną sąskaitoje. Tai man ir dabar nelabai svarbu. Tikrai. Tiesiog, žinai, galvoju, kartais gali būti, kad kai jaunas žmogus, tu nori labai daug visko, ar ne, nori labai daug visko apkabinti, nori labai daug, nori turėti kažko daug. Man taip nebuvo. Ir to jaunystėje gyvenimas buvo įdomus. Vien dėl to, kad teko prie tų pradžių būti, apie ką kalbėjom, pradžia radio, pradžia televizijos, pradžia garsinimo, pradžia ten vertimų, labai įdomu pradžiose kurti. Ir nebuvo net kada čia galvoti, ir toje aplinkoje nebuvo ten tie žmonės, mano irgi apie tai negalvoja. Jie galvojo, jie kaifavo nuo darimo, nuo kūrimo. Tai, dabar principė aš irgi kaifuoju beveik nuo to paties. Bet žinai, kaip aš sakau, mes esam ta karta, kuri nedirbo dėl pinigų. Mes dirbom dėl to, kad buvo faina. Taip.
Pirmiausia, faina, Tikrai taip. įdomu, o paskui ten kiek duos, tiek gerai. Nu, kažkaip susisuksi. Mhm. Susisuksi, nu, tarkim, dabar prisimenant tą 8 metų krizę turbūt, po jos, nu, ta prasme, pramogų pasaulis buvo labai absoliučiai sustojęs. Kiek aš iki tol turėdavau renginių, kuriuos vesdavau, aš puikiai atsimenu, pravedžiau, tai buvo didžiausia biudžetą turintis renginys Lietuvoje ir jo viskas užsirišo. Nu, po naujų metų visi sužinom, tai buvo kaip tik prieš kalėdinis renginys ir viskas užsirišo. Ir, nu, įsivaizduojat, nu, šiaip renginiuose žmonės nemažai uždirba, mano pajamas nukrito, nežinau, 10 kartų, ar kiek čia, kaip čia skaičiuoti dabar, reikėtų prisiminti. Tiesiog susitrauk iki va taip va. Nu, ir kai jeigu tu mokėjai gyventi taip, tai dabar išmoksti gyventi taip. Bet man atrodo, kad mūsų kartos žmonės visi mokėjo va taip gyventi. Kaip... Mes neprapuolėm. Neprapuolėm dėl to, kad tikrai mokėjom iš vienos kišenės į kitą. Taip, tu vėl iš naujo tada galvoji, kur eiti, ką daryti. Ir vėl kažkas rutuliojasi. Aš tau labai dėkinga už atvirumą pirmiausia, kad atėjai, kad nepagailėjai pasakyti tai, kas dažniausiai yra nutylima, kad neužsikuklinai ir nepaslėpiai to, apie ką nieks nekalba. Ir visada aš manau, kad tie pokalbiai, ar jie tylus, ar jie garsesni, jie turi prasmę ir naudą. Ir kaip visada sakau, nu viskas bus gerai. Ačiū tau už šiltą pokalbį, taip draugiškai pasikalbė. Ačiū. Tai va, žinokit, jūs galite prenumeruoti. Kai prenumeruojate, algoritmas mus iškelia aukščiau, vadinasi, mus pamato daugiau žmonių ir mes tuomet galime pasikviesti dar daugiau ir pasidžiaugti geromis mintimis. Viskas bus gerai.